Jeigu kalbėti apie savęs, tai aš praktikuoju 80 metais tapau vegetaru, perskaičius jogos knygą ir nuo to laiko, kaip sakau, ten buvo, kaip sakau, nusižengimai, aišku, bet toks jau 25 metai, 27 kažkur tai vat, praktika yra. Į Hare Krishna judėjimą tai jau 88 susipažinau, 89 jau praktikavau nuo pradžių metų. Ir iki šiol nesigiliu, kartu šventą vardą ir laimingas ir norėčiau pasidalinti kai ko, reiškia šiandien su jumis. Atleiskite, aišku, už mano kalbą truputį gal bus tokia netyra lietuviška, kadangi aš nesu lietuvis. Iš pietų žmogus, kaip sakyt. Bet čia nesvarbu, mes visi esam dvasinės būtybės, mūsų pareiga yra atkurti savo ryšį su aukščiausiu Dievo asmeniu. Kadangi mes čia svečiai Žemės planetoje, tų planetų yra daug, yra visokių kūnų, kurių mes galim gauti, eigoje savo veiklos, savo norų. Ir šitą ilgą kelionę priveda prie to, kad mes ateinam į supratimą, kad reikia kartuoti Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Taigi, šiandien gera tokia proga yra papamokslauti apie šventą vardą. Aš atpratau truputį pamokslauti, dėl to man biškai aš jaudinuosi. Seniai paskaitas neskaičiau, pusę metų ar kiek ten, kai šventyklos išėjau. Ir mes kai ko, reiškia, prisiliesime, kas lydi šventą vardą, kas lydi tą filosofiją. Bhagavad Gitoj to mes norim surasti, reiškia, šventą vardą, radau. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Iš Bhagavad Gitos kokia yra, Šilos Prabhupados 10 skyrius, 25 posmas. Absoliuto turtingumas vadinasi šitas skyrius. Čia labai trumpai yra apie šventą vardą konkrečiai. Maharshinam Vrigur Aham Giram Asmiekam Aksharam Yagyanam Japa Yagyosmi Stavaranam Himalayach. Labai ačiū. Iš didžių išminčių aš brygų, iš garsų virpesių transcendentinis Om, iš aukų aš šventų vardų kartojimas Džapa, o iš nejudamų kalnų, iš nejudamų kūnų Himalajai. Dar kartą pakartosiu, iš didžių išminčių aš brygų, iš garsų virpesių transcendentinis Om, iš aukų aš šventų vardų kartojimas Džapa, o iš nejudamų kalnų, iš nejudamų kūnų Himalajai. Komentaras. Pirma gyvoji visatos būtybė Brahma sukūrė kelis sūnus įvairioms gyvybės rūšims gausinti. Brygų tarp šių sūnų didžiausias išminčius. Iš visų transcendentinių garso virpesių Krišnai atstovauja Omkarą. Iš visų aukų kartojimas Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tyriausia Krišnos reprezentacija. Kartais patariama aukoti gyvulius, o štai Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, aukoje smurto nėra. Šis metodas pats paprasčiausias ir geriausias. Visa, ką pasauliai turi iškilnaus, yra Krišnos reprezentacija. Todėl ir didžiausiai pasaulio kalnai Himalajai atstovauja Krišnai. Ankstesnis posmas minėjo kalną Merų, tačiau Merų kartais juda, o Himalajai niekada. Taigi Himalajai paranoksta Merų. Maharshinam Vrigur Aham Giram Asmiekam Aksharam Yagyanam Ta Japa Yagyosmi Stavaranam Himalayaha.
Iš didžių išminčių aš brygų iš garso virpesių, transcendentinis om, iš aukų aš šventų vardų kartojimas džapa, o iš nejudamų kūnų Himalajai. Taigi, viešpats Krišna ateina tam, kad reiškia atkurti religijos principus ir sunaikinti demonus. Jis atėjo prieš 5000 metų ir skelbė Bhagavad Gita savo draugui Arjunai. Ir jis liepė galų gale atsiduoti jam, kad jis yra galutinis tikslas visos žmogaus veiklos. Jis sakė, Sarvadharman pritidžiamame kam šaranam radža, aham tam sarapabėgžio, mukšaišiam ašučiaha. Atmesk visas religijos atmenus ir tiesiog atsiduok man, aš išgelbėsiu tavęs nuo to už visas nuodėmės. Žodžiu, Krišna dar sako ir apie tai, kad reikia visada į jį medituoti. Man bhavaman bhaktuha. Bhaktya mam abhijanati, yavanč yashasmi tatvataha, tato mam tatvato gyatva, višati tat anantaram. Pažinti mane aukščiausią Dievo asmenį tokį, koks aš esu, galima tik per pasiaukojimą tarnybą ir kai per pasiaukojimą žmogus visiškai įsisąmonina mane, jis įžengia į Dievo karalystę. Ta prasme, ir dar čia yra, nesvarbu, tų posmų yra nemažai visokių, kur viešpats Bhagavad Gita jis labai aiškiai, Krišna sako, kad reikia jam atsiduoti. Bet viešpačiai Tanya pas Krišną irgi atėjo prieš, netaip jau toli nuo mūsų laiko, 500 metų maždaug, kad reiškia duoti mums tą kelią, lengvą kelią. Harinama, 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 Vekalvalam, Kalaunasti, Vanasti, Vanasti, Gatir, Anetha. Kad šiame amžiuje vaidmenystis ir pikčio nėra kito kelio, nėra kito kelio, nėra kito kelio, tik tai šventas vardas, šventas vardas, šventas vardas. Ir tai yra, jis parodė savo pavyzdžių viešpačiai Tanya, kadangi jis atėjo nuotaikoje atsidavimo tarnystės, kurią turi Šrimati Radharani. Šrimati Radharani yra pati išaukštinta aukščiausiai bhakta, kurią tobulai patenkina Krišna. Ir jinai yra įsikūnijimas Jogamajos, tai yra Čitšakti viešpatis, tai yra jo palaimos energija. Tai viešpats susijungė į vieną formą, Krišna ir su Radha, ir atėjo kaip viešpats Chaitanya Mahaprabhu. Ir būdamas nuotaikoje, reiškia, atsidavimo tarnystės, kaip bhakta viešpatis, jis parodė mums, kaip mes, reiškia, kad mes kartuotume Hare Krishna Mahamatą, galim dvasiškai tobulėti. Ir pats jis, kaip kalbėjusi, būdamas su Majavadžiais, saniasiais, kurių pagrindinis tikslas yra studijuoti Vedantą, jis pasakė, mano mokytojas skaitė mane didžiausiu kvailiu ir pasakė, kad aš nestudijuočiau Vedantos sutros, kadangi aš nieko nesuprasiu. Ir aš turiu kartuoti šventą vardą pastoviai. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ir nuo to laiko, kai aš pradėjau kartuoti šventus Dievo vardus, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aš tapau kaip beprotis. Iš mano akių pavėlusi sruva ašaros, aš drebu visas, aš krentu be sąmonės. Ir aš negalėjau suprasti, kodėl taip vyksta, kai aš kartuoju Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aš kreipiausi savo mokytojai, papasakoju jam, kas su manim darosi, kai aš kartuoju Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Mokytojas man atsakė, viskas, kas vyksta su tavim, kai tu kartuoji Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, yra natūralu, kad kadangi šventojo vardo prigimtis yra palaima, ananda. Ir šventas vardas yra pats aukščiausias Dievo asmuo. Ir pažengusiam stovyje, aukštam lygyje, bhakta gali suprasti, kad šventas vardas ir Krishna yra tas pats. Ten yra Radha, ten yra Krishna, ten yra Gauranga, Nityananda, ten yra visi dvasiniai pasauliai materialūs, šiame vardė yra viskas.
Šitam vardė taipogi yra om, skimo om, kur yra visų vedinių mantrų pradžia. Visada būna ne om, Gyana Timiran, Hasė Darėskime, ne? Gyananjana Šalaka Čakšurmi, Tamieną Tasma, Šilguruvenama. Daug tokių mantrų visokių. Om, Šį Ramai Namaha, kaip mes kartu neseniai Viešpaties Ramos vardus. Om Tulasi Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kiekvienam epochai yra skirta tam tikra malda. Čia truputį toliau. Yra viešpats ir guru, viešpaties Čitanius Mahaprabhu, pas aukščiausias Dievo mokymą ima guru, kad parodyti mums pavyzdį. Faktiškai viešpaties Čitanius mokymas arba šį Čitanių Čaritamritą yra nekainuojamas turtas, kuris dvasinis, kuris duoda suvokimą apie atsidavimo tarnystę. Bhagavad Gita jinai duoda visokių nurodymų viešpatis. Čia yra karma joga, gyana joga, apie aštangą jogą, dhyana jogą aprašyta, apie labdaringą veiklą, apie tris gunas materijos gamtos ir taip toliau, taip toliau. 5 temos, reiškia, Bhagavad Gita nagrinėja. O viešpaties Čitanius mokymas tai yra faktiškai akademija, nors Bhagavad Gita yra pradžiamokslis, bet dažnai būna, kad žmonės skaito Bhagavad Gita ir negali suprasti. Čia sakoma taip, čia sakoma taip, čia sakoma kitaip. Ten 12 skyrius yra apie atsidavimo tarnystę. Čitanius mokyme jau konkrečiai apie šventą vardą. Ir labai taip tirštai, labai tirštas nektaras. To yra apie tą, reiškia, slaptą misiją viešpaties Čitanius, dėl ko jis atėjęs buvo. Jis norėjo patirti ir duoti malonę visoms gyvosioms būtybėms, kartuoti šventą vardą, parodyti kelią, reiškia, sankirtanos arba šventųjų vardų kartuojimo, kad jis padeda ir jis yra veiksmingas. Taipogi jis norėjo pajausti, reiškia, Šrimati Radharani ekstazę, su kuria jinai tarnauja jam tą meilę, reiškia, Dievui. Pats Dievas nori patirti meilę savo. Ir tai jis, reiškia, keletą tikslų jau buvo. Ir dėl to viešpaties Čaitanija, čia yra tas jo žaidimas toks nuostabus, kad jis parodė, kad mes visi turim priimti dvasinį mokytoją, paklusti jo nurodymams, kartuoti šventą vardą. Ir kol toliau mes eisim link bhakti jogos keliu, tuo daugiau mes jausim džiaugsmą. Pirmas poveikis švento vardo yra koks? Jis ramina protą, paskui jis duoda džiaugsmą, paskui su laiku, jeigu mes rimtai norim nusiteikę, pradeda, reiškia, atsirasti, reiškia, tą rūčį, reiškia, viešpačiui ir bhava, tą meilę viešpačiui gali reikštis po truputį. Paskui, kai mes giduosim dar aukštesnioje pakopoje, su laiku, reiškia, kai mes kartuosim šventą vardą, tai mes turim prieiti prie mus. Tai, reiškia, pilnai atsiskleidžia meilė, mūsų meilė viešpačiui. Atsiranda mūsų suvokimas savo sidhadė, savo dvasinis kūnas, kas mes dvasiniam pasaulyje, kokios pareigos, kokį kūną aš ten turiu, kokios spalvos, kokios šeimoje gyvenu, taip toliau, taip toliau. Na, šventai čia tai prašau, čia ne mano realizacija, po kol kas tokios nėra, čia labai aukštai. Aš tik tai, kaip sakoma, perpasakoju daug ką. Jeigu sakysiu savo realizacijos, tai pasakysiu, kad čia mano realizacija. Bet mano realizacija yra ta, kad šventas vardas yra nepaprasta garsinė vibracija. Ir visų šventoščių esmė yra šventas vardas iš tikrųjų. Vat yra daug palaiminimų visokių, kad jeigu mes skaitysim Bhagavad Gita, Gita Mahatmė, kur viešpats Šiva kalba Parvati, kad tokia istorija, reiškia, padėjo, reiškia, tiem įsivaduoti, tokia istorija padėjo tiem įsivaduoti. Ta prasme, skaitydami pirmą skyrių, reiškia, padėjo įsivaduoti tiems, dabar aš neprisiminsiu, laiko nėra tam, kadangi pagrindinė tema yra šventas vardas. Ir kad palaiminimai yra tokie, kad šventą raštą, kai mes skaitom, Bhagavad Gita, tai turim, reiškia, palaiminimus, kiekvienos skyriaus tam tikrą. Jeigu mes atkartuojam nors pusę posmo, reiškia, tai yra labai palanku. Jeigu Šrimad Bhagavatam skaitom, irgi tas, reiškia, palaiminimai visi yra šventoščių, visų, reiškia, šimtų asmenybių. Bet šventas vardas, jis yra aukščiau viso to, jis net yra aukščiau visų šventoščių. Tai suvaizduojate, kokia čia yra
koks lygis aukštas. Dabar, ir viešpats Šeitanė, tame to istorijoje su savo guru, jis mokytojas jam paaiškino, dėl ko jis, dėl to, kad šventas vardas yra pats Dievas, jis, reiškia, gauna tos palaiminimus, pradeda jausti tos, reiškia, dvasinius pergyvenimus, tą emociją, reiškia, anandą, tą ekstazę. Kadangi kaip dvasinės būtybės mes negalime patenkinti savo troškimus materialiais troškimais. Ir mūsų vardai netitinka, reiškia, mūsų esybei. Kažkas yra Jonas, kažkas yra ten Karolis, ne? Bet tie vardai neatspindi tikrovės. Stalas neatspindi tikrovės savo. Skiriasi. Bet dvasiniame pasaulyje visi vardai, jie yra tas pats, kad ir objektas. Dėl to viešpaties kūnas ir jos siela yra tas pats, kaip ir šventas vardas, jis yra tas pats. Aišku, tai yra teorija duota, reiškia, mums, kad mes galėtume, reiškia, tą aštrinti savo intelektą. Šventas čia yra tam, reiškia, kad duoti mums tikėjimą į švento viešpaties vardo kartuojimą. O pati mantra, Hare Krishna Maha mantra, jinai duoda realizacijos mums apie šventraščius. Padeda suprasti, kas parašyta šventraščiuose. Čia kaip dvi rankos. Jūs labai, kaip sakoma, kartu. Ir labai nuostabus ir viešpats Čaitanė, Džaganananda Pandita, vienas iš palydovų viešpaties Čaitanės, parašė tokią knygą Prema Vivarta, kur yra apie šventą vardą, pats viešpats Čaitanė kalba apie šventą vardą. Ir yra labai nuostabių posmų. Aš pradėsiu nuo galo knygos, kur Krišnadasa klausosi viešpaties gyventojas Majapuro Dhamos. Jis klausė, dėl ko reiškia viešpatį tas, kuris kartuoja šventą vardą, vienas patyrė vienų rezultatų, kitas kitų. Jeigu žmogus turi materialių troškimų, jis kartuoja šventą vardą, jis gaus, kai jis nori. Lengvai. Nori tą, nori automobilį, namą ir taip toliau. Turėsi, jeigu kartuosi Hare Krishna. Čia yra pirma stadija švento vardo su įžeidimais. Įžeidimų vadinama, yra 10 įžeidimų, iš kurių 10 yra prisirišti prie materialių dalykų. Po to, kai buvo išgirsta tiek nurodymų apie šventą vardą, yra įžeidimas. Mes jau žinom apie šventą vardą. Čia liečia, reiškia, ne pradžio mokslų, ne pradininkų, reiškia, čia liečia tų, kurie eina toliau. Jeigu mes jau pakeliam kažkokį tai laipsnį, bet paskui grįžtam prie kažkokių materialių troškimų, tai reiškia, mes patys savo trukdom. Mes esam dvasinės būtybės, nei grubus kūnas, nei subtilus. Mes esam dvasinės būtybės ir mūsų prigimtis yra mylėti Dievą ir tarnauti jam. Ja. Yra 3 pakopos švento vardo. Antra pakopa, tai vadinasi, jinai apvalomąja. Kai mes jau, mūsų tikėjimas gana stiprus ir mes, reiškia, pasitikim švento vardo, kartais būna, kad mes truputį nedėmesingi, turim kažkokių mažų troškimų. O trečia pakopa yra tyrumas. Švento vardo tyras kartuojimas, kai žmogus apsivalo procese bakterijogus ir jis trokšta tik tai Dievo, jis turi tą rūčį prisirišimą, jis skonį sakti, jis negali be Dievo gyventi. Jis tiesiog kiekvieną žingsnį jis atsimena Dievą, visą laiką atsimena Dievą, niekada nepamiršta. Atsiminti viešpatį, niekada nepamiršti, tai yra pats aukščiausias regulas, kurį mes neturim pamiršti. Ir tai panašu į dangų, kuris būna, reiškia, arba visai užtrauktas debesimis. Nėra, reiškia, prosvaičių, nėra saulės, nesimato. Saulė tai yra, bet mes nematom jos už debesų. Tai yra tas pirma pakopa, kaip kartuojimas švento vardo. Antra pakopa yra, kai pusė, daleiskim, to dangaus, reiškia, yra be debesų. Ir trečia, kai visiškai dangus yra švarus. Kaip šiandien, ne? Švarus dangus. Aš tikrai čia dalinuosi su jumis, aš nebandau čia kažką jums
kaip sakoma, taikyti. Čia aš dalinuosi tą informaciją visą ir noriu, kad jūs įsikvėptumėt švento vardo kartuojimą. Kadangi šventas vardas yra kaip labai stiprus gėrimas. Jis turi labai daug laipsnių. Jeigu mes vieną kartą pajausime šitą skonį, gausim nors truputėlį Krišnados, mes jau atsimindami šitą skonį, mes jau negalėsim atsikratyti Krišnos. Buvo tokia istorija, vienas platintojas platina knygas Švedijoje ir jis užėjo į alaus barą ir prisėdo prie vieno žmogaus, kuris geria alų, pastačius keletą bokalų, ne, pažįstam istoriją, kai kam. Ir tas pradėjo jam pamokslauti apie Krišną. Tas vyrukas sako, klausyk, aš, sako, kultivavau Krišnos sąmonę 5 metus, bet paskui nuvažiavau kažkur, patraukė vėl į Mają. Bet sako, ką aš nedariau, kad pamiršti Krišną, tai yra neįmanoma. Ir sakoma, Krišna turi, jis suflėta, kai stovi, jo kūnas išlenktas 3 vietose. Ir kai jis įeina į širdį, tai paskui jį ištraukti neįmanoma, kadangi jis nelygus. Būtų lygus, galima būtų ištraukti, jis nelygus, viskas. Jis ten pasilieka. Ir mes nieko nepadarysim. Ir jis bus su mumis visada, iki paskutinės akimirkos. Jis visada yra kiekviena širdį, jis lydi kiekvieną gyvą būtybę, iš gyvenimo į gyvenimą, ką tai reiškia priminti apie savęs. Jis duoda mums to, ką mes norėjome. Iš praeitų gyvenimo mes turim daug visokių norų. Čia kaip kompiuteris, ne tas diskas. Jis turi informaciją, mes įdedame į kompiuterį. Ir viskas, kad ten įrašyta, rodo, ne, kompiuteris. Šitas pats yra. Mes iš praeitų gyvenimų susidarėm savo tam tikrą karmą, norų, veiklos ir visokių troškimų, reiškia, pasiekmes. Mes susimtą nešiojamės. Net Jėzus pasakęs yra, reikia kurti, kurti tą turtą, kuris nepelėja, nerūdėja ir vagis neišneša. Ne? Labai gerai pasakyta. Nepelėja, nerūdėja, vagis neišneša. Labai liuks. Ką be padėtum, suges ar pavogs. Arba surūdys. Geležis rūdėja, reiškia, daržovės ten visokie, reiškia, maistas jis pelėja, nesu laiku. Ir dar vagis yra, gali išnešti ramiai, jeigu panorės. Dėl to, reiškia, tas tikėjimas turi augti pas mus ir mes turim jį laistyti, tas tikėjimas turi pas mus augti. Mes turime, reiškia, suprasti, kad šventas čia sako ne veltui, kad čia yra tiesa. Tai yra absoliuti tiesa. Ir žmogus praėjęs daug gyvenimų ir mirčių ratą, jo eigoje jis gauna malonę kartoti Hare Krishna. Jis praėjęs visas askezijas, jis išstudijęs visas šventraščius, jis praėjęs visas labdarystės veiklos, reiškia, pasiekmes, jis atlikęs visokių askezių ir pabuvęs visose šventose vietose ir tokiu būdu jis ateina, reiškia, prie tos malonės, malonė duodama, jis sutinka dvasinį mokytoją, kuris, reiškia, yra Krišnos atsidavęs arba Višnu atsidavęs. Yra 4 paramparos autoritetingos, bet kai mūsų Brahma Mado Gaudija Sampradai, kur iš Čaitanya ateis buvo Krišna, yra pati aukščiausiai pagal reikšmė, kadangi jinai veda į aukščiausią dvasinį planetą, į Goloką Vrindavaną, kur yra aukštesnis rasus, pradedant nuo, sakė, nuo draugystės, tėvystės ir santuokinės meilės. Jo, ir mes galim gauti, reiškia, dvasinį kūną mandžarį arba gopį, arba, reiškia, artimųjų tėvų, reiškia, Krišnos motinas, būsime, reiškia, tarnais motinas arba Nandas Babos, reiškia, tarnaitis arba tarnas, reiškia, arba būti, reiškia, kaip įmanukė su Krišna. Yra daug variantų. Galima, reiškia, būti ten žolelė, reiškia, dvasiam pasaulio medžių, kalpavlykščia, kuris išpildo visus troškimus. Galima būti paukščių.
Bet ten kiekviena gyvaisybė, kiekvienas daiktas, jis turi pilną sąmonę. Ir šventas vardas, jis yra pilnai sąmoningas, tai yra asmenybė. Dėl to su šventu vardu reikia elgtis kaip su geriausiu savo draugu. Ir viešpats atsako į tą klausimą, kad tas klausimas buvo, dėl ko kiekvienas gauna atovikis už savo kartuojimą nevienodą. Jis sako, šadha, tikėjimas tai yra šaknis dvasinio gyvenimo kiekvieno. Kai kurie negauna rezultatų tinkamo nuo švento vardo giedojimo per tai, kad neturi pakankamo tikėjimo. Dėl to reiškia, jeigu mes neturim pakankamo tikėjimo, tai mes negalim gauti visos malonės, kadangi šventas vardas nama Prabhu, jis tampa nepatenkintas mumis. Daleiskai mes kartuojam šventą vardą. Jeigu kažkokie tai tie vardai, kam jie man reikalingi? Jo, aš kartuosiu vardas, onutė. A ne, Jonukas apie onutę galvoju, o kokia nuostabi. Jo, čia aišku gal ir neblogai, bet tai yra laikinai viskas. Šventas vardas yra amžinas. Ir šventas vardas, dėl to reiškia, mes turim tą tikėjimą savyje ugdyti, jinai yra. Mes turim visą žinojimą, kaip dvasinės būtybės, mes turim visą žinojimą. Mes esam Sačitananda Vigraha, irgi reiškia tos pačios savybės kaip Dievas, tik tai mažesniam kiekyje. Kaip Prabhupada kažkur čia rašo vienam komentarė, kad Dživa irgi yra Krišna, tik tai mažas Krišna. Yra Krišna didelis, čia yra Dievas, o mes mažas Krišnas. Ir tas yra labai džiuginantis, kad viešpas yra be galo maloningas. Ir kas vis daugiau stengiasi atsiduoti, jis mato, reiškia, Krišnos ranką visur. Ir galima pastebėti, kad Krišnos ranka yra visur, ir tai reikia stebėti. Jis padeda visur. Kiekvienam darbė mūsų, jis visada šalia su mumis. Net paskutinis voras, kuris nors, ar tas girtuoklis, kuris nukrito į kanalą, į tą, reiškia, urvą kokį nors, ne, atsijungęs. Vis tiek jis numirs šiaip savo. Jis gaus į tą 100 gramų, kaip jis norės. Tas, kuris norės turtus, gaus tus turtus su laiku, jeigu jis kultivuos tą norą. Ką mes kultivuosim, tai mes gausim. Viešpas labai maloningas. Net tiems dživams, kurie, kaip sakoma, jie tiesiogiai netarnauja. O ką jau sakyti apie tos, kurie tarnauja, jau, kaip sakoma, arčiau. Bet kuo arčiau prie Dievo, tai jis tampa toliau. Irgi momentas yra. Kaip Albertas Einšteinas sakė, kuo daugiau artinėsi prie begalybės, to begalybė tampa didesnė, jis platėja. Jis irgi skaitė Bhagavad Gita, Einšteinas. Ja. Visi tie protai irgi jie domėjosi, jie pripažindavo, kad yra aukščiausias protas visatoje. Tai maža to, kad jis yra protas, jis yra ir tų energijų labai daug visokiausių, net pačiam kūne mūsų yra 10 oro srūvių, kurie, reiškia, vaikšto. Yra 50 garsų tose čakrose, kur yra žmogaus kūne. Ir kai mes kartuojam šventą vardą, jie pradeda, reiškia, atsiskleisti žydai, lotosas. Visi tie lapeliai pradeda atsiskleisti. Šiaip lotosas uždarytas, jis pradeda atsiskleisti. Taip rašo protingos knygos. Ir tai reikia suprasti, kad kartuodami šventą vardą arba prisiminami Dievo, mes pradedam jausti, ateina palaima, pasitenkinimas. O kai yra pasitenkinimas, reiškia, mes teisingai veikiam. Bet jeigu ateina, reiškia, nepasitenkinimas, tai suprasti, kad mes kažką darom neteisingai. Čia susieta, viskas susieta labai. Dėl to, kai aš pats sako, tikėjimas turi mūsų lydėti, ir tas tikėjimas, jis auga, kiekvienam lygiai yra skirtingas. Yra toks pradinis, toks, bet jūs jau visi turite tikėjimą, kadangi jūs esate čia, aš jūsų sveikinu nuoširdžiai ir linkiu jums dvasinio progreso, kadangi mes seniai pradėjom šitą kelią visi. Mes kažkada panorėjom būti, reiškia, atskirai nuo Dievo. Mums davė galimybę. Viešpas labai maloningas. Ką jam reiškia tas materialus pasaulis? Prašom, imk, nori čia, tai eik. Bet jis sukūrė kartu, duoda ir jagę žmogui, kad jis galėtų atlikti, reiškia, ritualinį kažkokią praktiką ir dvasiškai tobulėti, kol galų galia prieis, reiškia, prie aukštesnių pakopų.
tos aukštesnės pakopos yra 9 atsidavimtainystės rūšys. Tai yra klausytis apie Krišną, kartuoti šventą vardą, atsiminti jį. Čia pagrindiniai. Kirtanam, svaranam, kirtanam, smaranam. Ja. Atsiminti, kartuoti ir prisiminti. Čia trys pagrindinės. Paskui yra tam lenktis viešpačiui, tapti viešpačių draugas, atsiduoti pilnai jam, reiškia, melstis jam. Šraunam, kirtanam, smaranam, padasevanam, arčinam, vandanam, dasijam, sakėm, atmanį vedanam. Jo, tos 9. Dėl to, reiškia, tas pirmas, tas tikėjimas, jis turi mūsų lydėti ir jis mums padės, kadangi visas kreitys mūsų veiklos, kur mes padarėm, dvasinės, ta prasme, per visą gyvenimą, mirties valandą mes galėsim tada lengvai atsiminti šventą vardą ir atsiminti Dievą. Ir tai mums padės iš karto, reiškia, iš karto grįžti į dvasinį pasaulį. Mirties valandą protas labai sutrinka, yra daug tų knygų išleista, ne, žmonės patyrė, reiškia, klinikinį mirtį. Jie matė šviesą. Yra skirtingų šviesulių. Vieną budistinę knygą kažkada skaičiau, ten buvo minėta, kad yra šviesos, mažesnis. Ateina iš kitų pasaulių, iš žmogaus pasaulio, iš gyvūnų pasaulio, iš augalijos pasaulio, iš demonų pasaulio, rakšasų pasaulio ir taip toliau. Ten skirtingos spalvos ir jos mažesnės, iš pusdievių planetų šviesa. Kokią mes prisitrauksim šviesą, ten ir būsim. A šviesa spindi nuo viešpaties Krišnos kūno, brahmanas spindėjimas. Ir dėl to, reiškia, jeigu mes pamatysim didžiulį sielą šviesa, reiškia, ir jeigu mes pakankamai švarus, mes trauksime prie aukščiausios šviesos, didžiausios. Tai bus mūsų lemtinga, laiminga valanda. Tu jos dar truputėlį. Dėl to, reiškia, aš dar norėjau porą istorijų papasakoti apie svarbą švento vardą. Gyveno vieną kartą Džamila. Jis buvo labai, čia iš Šrimad Bhagavatam 6 giesmės. Jis buvo labai nuostabus šventikas. Labai tyras, net buvo, turėjo žmoną, labai švari. Jį labai visi gerbė, kadangi jis buvo labai tyras, labai geras žmogus. Vieną kartą jis pamatė vieną moterį, kur jį patraukė. Jis paskui, jo protas sunerimo, jis, ta prasme, metė savo žmoną ir susidėjo su ją. Ir ta moteris buvo labai polusi, bet jis prisitraukė kažkodėl. Ir jis degradavo palaipsniui, vis daugiau, kaip sakoma, su ko susidėsi, toks įtapsi. Taip yra. Jeigu mes ilgai gyvensim su kokiu alkoholiku, mes tikrai irgi pradėsim gerti. Arba, taip toliau. Ir jis pradėjo degraduoti vis daugiau ir daugiau. Daug vaikų vis gimdavo, jau jis turėjo 10 vaikų, o jam buvo apie 90 metų. Ir mažiausiai vaikais pavadino Narayana. Narayana tai yra viešpaties vardas. Om namo Narayanaja yra viena iš mantų, kur šlovina viešpaties vaikunkus. Ir atėjo momentas, mirties momentas. Ir atėjo Jamaradžius pasiuntiniai, kurie mes darom, reiškia, veiklą prote, žodžiais ir kūnu. Jie ateina trysia, jie labai baisus. Tokie siaubingi, paaugę tokie su tokiam dantim, su virvėmis specialiomis, kad reiškia tą subtilų kūną suvinioti ir ištraukti su siela kartu. Jis labai įsigando, jis pamatė juos, jis sušuko Narayana iš visos jėgos. Aš taip nešauksiu labai smarkiai, kad jūs neišgąsdintų. Ir iš karto atsirado višnudutai iš Višnulokas planetos, keturių rankos formos, reiškia viešpaties tarnai, su ginklais, keturiose rankose. Dviejose rankose jie turi viesdą ir diską, o dviejose, kad laimintų, reiškia, Ganha ir Padma, lotusą ir kriauklį. Ir tarp jų prasidėjo pokalbis. Višnudutai pasakė, jūs neturite teisę imti šitą Džamilą. Bet jis sako, ne, jūs nuodėmingas. Jis padarė tiek nuodėmių, kol gyvena su tą polusią moterim. Jis ten apgaidinėja, jis vogė, jis užmušinėja, reiškia, ir taip toliau. Prie jo mėsą valgė, gerti alkoholį, ir taip toliau, taip toliau.
Nu, patys žinot, kai žmogus pradeda smogti, tai labai baisus dalykas yra. Ja. Ir, bet Višnudutai pradėjo aiškinti, kad viskas teisingai, pagal dharma šastrą, pagal pareigą, viskas gerai, jūs teisingai atliekat savo pareigas, kadangi taip yra, bet jis paskutinį momentą sukartojo šventą vardą Narayaną, jis tai padarė tyrai, jis sušuko tyrai. Jo prieglausis vienas buvo Narayana, tas mažas berniukas, jis įsigando labai. Į tuo momentu jis atliko, faktiškai viešpaties malonė buvo ta, kad jis davė jam norą duoti sūnui vardą tokį Narayaną, kad tai jam padėtų. Tai viešpats sumanus, jis viską padaro labai tobulai. Ir jis Džamilas sušuko Narayaną, dėl to Višnudutai jiems įrodė, kad jie neteisūs, jie turi pasitraukti. Jie pasitraukė, paskui pas Jamaradžą pradėjo ten aiškintis. Ir Jamaradža buvo paskui labai patenkintas, kad jie pradėjo klausti apie aukščiausią Dievo asmenį. Jis sakė, mes žinom, kad visatoje tik tu esi aukščiausias. Nėra daugiau už tai mes galvojam. Bet pasirodo yra dar aukščiausia būtybė. Kas tai yra? Jamaradža pasakė, tai yra aukščiausias Dievo asmuo, Krišna. Višnudutai tuo momentu, kai Džamila norėjo kreiptis į juos, jie dingo. Jis tada tai įsąmonė, jis tada išėjo iš tos, reiškia, moters, jis išėjo iš šventą vardą, iš šventą vietą Hardvarą ir atsidėjo atsinotrinystė labai rimtai. Ir po 4 metų atskrido orlaivis iš Vaikuncha lauko, reiškia, ir atskrido tie patys 4 asmenys, su kuriais jis, reiškia, nuskrido į dvasinį pasaulį. Tokia viena istorija. Kita istorija apie Haridasą Thakurą. Haridasą Thakurą yra labai toj Pramadhvani, kur mes šlovinam, Jaivam Višnupadą, yra Namacharya Šil Haridas Thakurą Kidžai, mes sakome, ne? Visa šlovė Haridasą Thakurą. Namacharya reiškia tas, kuris, reiškia, moka apie šventą vardą. Acharya tai yra mokytojas. Savo pavyzdžių jis moko kitus kartuoti šventą vardą. Ir Haridasą Thakurą buvo labai išaukštinta asmenybė, jis gimė pas indusus, bet pusę metų, kai jam buvo, mirė motina ir tėvas, ir jo paėmė, reiškia, musulmonų šeima, ir jis gyveno toj šeimoje. Ir paskui visi pradėjo galvoti, kad čia, jis musulmonas. O musulmonai yra labai fanatiški žmonės. Bet jis iš jaunystės, jis kartu šventą viešpaties vardą. Ir daug kas, reiškia, jis buvo labai tyras ir labai pasišventis atsidavime, reiškia. Ir jis keliavo visur. Vieną gražią dieną jis apsistojo vienoje vietoje, nuošalioje vietoje kartu savo šventą vardą, gyvendamas Uloj. Bet Kazitas, valdovas tos provincijos, buvo labai pavydus. Jis pasakė savo padėjėjai, kad jis suimtų tą Haridasą Thakurą ir privestų jį atsisakyti šitos praktikos, kadangi jis sakė, jis yra musulmonas. Kodėl jis tam, reiškia, nusižengė, reiškia, Koranui? Jis turi, reiškia, grįžti į savo normalią padėtį, kaip, musulmonas, tikintis Allahu. Jie fanatiški labai musulmonai. Dėl to mes galime matyti kartais, ką jie daro pasaulyje. Reikia tvarkyti ne kitus, reikia tvarkyti savęs. Jeigu mes savęs nesutvarkom savo širdį, net nesutvarkysim šeimos. Jeigu eiga yra iš savo širdies. Sutvarkys save, sutvarkysi šeimą. Būsi satvargonis, sutvarkysi žmoną. Žmona bus irgi satvargoninė. Paskui, tada mes galim būti, reiškia, pavyzdys visuomenėje, ne? Visuomenė, reiškia, kaip dėmesį į mūsų, reiškia, taip auga. Reikia tapti faktiškai kiekvienam iš mūsų, kaip dvasinių mokytojų, kitų atšerė, savo pavyzdžių rodyti pavyzdį kitiems. Tai mes galim net darydami, nieko nedarydami, tiesiog teisingai elgdamiesi, mes galim ir kitiems įkvėpti upą, reiškia, būti vegetarais ir taip toliau. Čia labai svarbus momentas. Nebūtina eiti ir sakyti, reikia Krišnai atsiduoti, nesupras. Krišnos sąmonė labai aukštas lygis. Labai aukštas.
Taigi tas padėjėjas suėmė Haridas Atakurą, jie su kareiviais jį atvedė, reiškia, pas Kazį. Kazį buvo labai pavydus ir labai, jam nepatiko Haridas Atakurų šlovė. Kadangi visi žino apie šventą žmogų, kai mes sužinome apie šventą žmogų, tai su juo yra malonu bendrauti, kadangi jis turi švarą, ta švara traukia visus. Kuo švaresnis žmogus, tuo daugiau mums malonu su juo būti. Čia yra faktas. Guru atvažiuoja, kaip malonu, kitokia energija. Prie savo guru būnė, tai tam tokia palaima eina, kad tu apsvaigsti. Čia tyra siela. Jis neturi nekeisto materialaus. Ir, reiškia, tas, kas jį pradėjo kalbėti Haridasui, tu turi, reiškia, baigti kartuoti šventą vardą ir atsiduoti, reiškia, Allahui. Haridas Atakuras sako, Allahas Buda, Jehova Rama, yra tas pats Krišna. Čia tas pats Krišna. Tik nereikia, taip jūs suprantat. Pradėjo aiškinti, kad šventas vardas yra pradžia, pabaiga, vidurys visko. Šventas vardas yra ir sadhya, ir sandhya. Tai yra sadhana ir sadhya, tai yra ir praktika, ir galutinis tikslas. Žodžiu, jis pradėjo aiškinti apie šventą viešpaties vardą šlovį trumpai, bet Kazį buvo labai prieš jį nusistatęs, jis sako, ne, jeigu tu musulmonas ir, reiškia, išdavė mums, tai paik hindu, mes tave, reiškia, tegul tavęs muš 22, išplaks 22 aikštėse turgaus. Suvaizduojat, su pagaliais bambuko. Oi, tai labai skauda, smarkiai. Ir pradėjo plakti, reiškia, ten, tai reiškia, surišta Haridasą ir plakti du kareiviai. Viena aikštė, antra, trečia. Ten žmonės durybingai negalėtų žiūrėti, tą sceną baisiai. Ir toliau pradėjo temti, bet Haridasas likdavo gyvas. Jis, tie, reiškia, kareiviai negalėjo suprasti. Po 22 aikštės, kai Haridasas liko gyvas, nors po trečios jau mirdavo žmogus, jie įsigando. Sako, Haridasai, numirk. Jeigu tu nenumirsi, tai mūsų nužudės Kazį. Haridasas sako, nu jeigu jums taip trukdo mano gyvybė, reiškia, aš taip pat numirsiu. Ir kadangi tyras viešpaties atsidavęs, jis turi visas mistinės galės, jis įkrito į gydį, samadhį, reiškia, atsijungė. Ir tie, reiškia, džiaugsmingai jį pagrėbė, o jis tapo sunkus kūnas. Kai būna lavonas, jis labai sunkus. Man teko kažkada nešioti, aš ten norėjau kažkada medinstitutą stoti Lvove. Ir ten teko, reiškia, greitoju padirbti truputį ir lavonus panešinėti truputėlį. Tai kažkaip jo svoris geras. Na, svarbu. Pas mus buvo turtinga biografija. Nieko. Savęs nešlovinsim. Taigi, visa šlovė jums. Visiems. Hare Krishna. Ir nuneždami prie Gangos, jie paklausė, reiškia, Kazį, ką su juo daryti, užkasti ar ką daryti. Tai sako, jeigu užkasim, tai bus per didelį pagarba. Kadangi, reiškia, jis kaip purvinas hindu, reikia išmesti Gangą. Paėmė išmetė, reiškia, Gangos upė. O Ganga tai yra inkarnacija, iš viešpaties, semiasi iš Karanos vandenino, tai yra asmenybė, dvasinis vandenis. Kas įsimaudys Gangui arba Javūną iškart pajunta tą, reiškia, poveikį. Ir Haridasa Takurą, reiškia, Ganga pradėjo nešti, reiškia, toliau švelniai prinešė prie kranto, jis tai sąmonė išorinė. Atsistojo vėl grįžo į tą patikavimą, kuriam jis buvo prieš tai, kurį, reiškia, nubaudė. Ir ten tie bramanai, šventikai, kurie pamatė, kad jis ateina, pradėjo džiaugtis. O, tai jie visą šlovė tavo, ten dandavatai susirinkimai. Padėjęs pamatys, reiškia, Haridasą, sako, aš dabar supratau, tu šventą asmenybę. Tai aš man prašom už mano visas nuodėmės, nusirinkai prie jo. Kas irgi atsiprašė, reiškia, visi su didžiausia pagarba, sako, dabar aš matau, kad tu šventą asmenybę, viskas. Atsiprašau, labai atsiprašau. Tokia asmenybė žaisti yra labai pavojinga, kada mes galim tokį savo bėdą pridaryti, kad kadangi Haridas Atakuris norėjo nekrislo pykčio ir pavydų kitiems, jis atleisdavo, jiems atleido visiems, tiems, kurie jį muždavo, reiškia, tiems, kurie įsakė tą padaryti. Tai
kaip sakom, jie gavo tik palaiminimus. Ir Haridas Atakura yra ypatingas to, kad jis ir kartodavo daug šventų vardo ir kalbėdavo apie šventą vardą, aiškiai, pamokslavo. Ir mes kiekvienas su jumis, iš jūsų ir mūsų, reiškia, mes turim kažkokį tai prisirišimą, mes galim kažkokį tai tarnystę atlikti, kurie mums daugiausiai patinka. Man irgi patinka šventas vardas, ačiū Krišnai, taip, aš turiu tokį, panašiai kažkaip, pėdomis Haridas Atakura einu, kaip sakyti. Kartuoju man tą nuo 88 metų galo, nuo 2000 metų aš kartuoju minimum 64 kiekvieną dieną. Čia aš dalinuosi su jumis. Ir tai atneša kažką duoda, čia jausiasi. Viešpačiai Tanya sakė, kas turi 100 000, pas tą ateina Krišna. Čia jis buvo Džaganakapurija. Ir tai Brahmanai vietiniai sakė, viešpatį, užėk pas mus, užėk, mes tave kviečiame. Kai jis apsistojo, kai priėmė saniasą atsižadėjimą. Viešpas priėmė saniasą, kad parodyti kad duoti galimybės kitiems dvasiškai tobulėti, kadangi jis buvo Nimai Pandit Majapūrė, Navadvipoje. Tai tie mokiniai, kuris turėjo mokyklą, pradėjo jį negerbti, kadangi jis būdamas įeidamas į transą, jis pradėdavo atsiminti gopis. Gopis, tie mokiniai pradėjo juoktis iš jo. Sako, tu sahadžija, tu apsimetėlis. Ir jis turi priimti saniasą, kad saniasė, kai lenkasi žmogus, jis dvasiškai tobulėja, apsivalo. Nuolankumą parodom, reiškia, nusirengdami. Ir viešpačiai Tanya, jis labai gražaus buvo, reiškia, labai aukštas, labai stiprus, galingas, reiškia, labai gražaus komplekcijos, reiškia, veido ir taip toliau. Brahmanai labai prisitraukdavo jo to grožių, kai jūs sakyti apie tą dvasinę energiją, kurie eina iš Dievo. Dvasinė energija. Viskas laikosi ant dvasinės energijos viešpatės. Materiinė energija yra viešpatės irgi energija išorinė. Mes esame ribotos ribinės energijos, kaip dvasinės būtybės. O viešpats yra aukščiausia energija. Ir tų energijų yra visokių rūšių, visokių divaičių, kurie atsakingi už tam tikrą energiją. Ir tie Brahmanai prašė, kad jis užeitų pas juos. Viešpačiai Tanya sakė, jūs neturite 100 000, aš negaliu pas jūs užeiti. Jie klausė, kas tai yra 100 000, čia rūpijų, pinigų dolerių. Ne, sako, 100 000 vardų, 100 000 vardų. Tai yra 58 ratai, jeigu tai buvo poliai. Dar apvaliau tai yra 64. Tai Haridas Atakura kartuodavo 192 ratus kiekvieną dieną. Faktiškai, kaip čia per mėnesį išeitų 300 000, ne, išeina 30 dienų, tai yra 1 milijonas. Jo. Taigi 1 milijonas vardų per mėnesį. 10. Galbūt aš dabar. Čia nemažai. Per 9 metus galima sukartoti 1 milijardą, kaip Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura davė tokį įžadą. Jis sukartojo, kiekvieną dieną kartuodavo 3 lakus, jis sukartuodavo jo tokį įžadą paėmė. Po to jis priėmė pats saniasą ir pradėjo pamokslauti, Šilos Prabhupados mokytojas. Tai matot, kokios galingos asmenybės yra paramparoj, mokinių sekoje, kurie ateina tam, kad išduoti mums tą jėgą. Kai mes prisijungiam prie paramparos, prie dvasinį mokytoją, mes gaunam jėgą dvasinį, kurie mums padeda dvasiškai tobulėti. Taigi, reiškia, šventas vardas yra... Kita dar istorija, kai Šrila Haridas Thakur gyveno Oloj, reiškia, pas jį negalėjo ateidavo lankytojai, baktai iš kaimo, bet ten buvo didelis smarvė, kadangi ten gyveno, reiškia, gyvatė po jo olos urve, ta gyvatė buvo baisiai tokia didelė, iš jos, kaip sakoma, aromatai buvo nekokie. Ir tie pradėjo melsti jį, kad jis pakeistų vietą, kadangi jie negali pas jį ateiti. Čia tokia, sako, smarvė galim uždusti. Haridas Atakura sako, jeigu jums trukdo, tai aš jį pakeisiu vietą. Ir taip pat ant akių, reiškia, visų esančių iš urvų išlindo didžiulė gyvatė, keletą metrų, 5 metrai, ar kiek ten didžiulė. Indijoje yra tokių gyvūnų, tokių nemažų. Ir
jinai tokia visa spalvota buvo, blizganti, tokia labai baisi, visi ten drebėdami tie jo svečiai, reiškia, stovėjome. Tik tai apie Krišną galvoju, tuo momentu Krišną išgelbėk, mes labai bijom, toks padaras baisus. Baimė pas kiekvieną yra. Ir tą gyvatę paliko tą vietą. Ta prasme, kur būna šventas žmogus, kur kartuojami šventi vardai, ten yra viskas tampa palanku ir ateina džiaugsmas, ateina ramybė, ten yra dvasinis pasaulis. Ir to reiškia, aš jūsų labai sveikinu su to, kad mes šiandien prisiminėm šventą viešpaties vardo šlovę. Dar vieną momentą, čia tokia labai nuostabi šloka yra. Viešpats Krišna kalba, viešpats Čaitanė. Viešpats Krišna kalba, viešpats Čaitanė cituoja, kaip atsidavęs. Nėra aukščiausio įsipareigojimo, negu kartuoti šventą viešpaties vardą. Nėra kaip abieta, reiškia, kaip įžadas. Nėra aukščiausio įžado, negu kartuoti šventą vardą. Nėra žinių aukščiausio švento vardo. Nėra meditacijos, kuria susilygintų su šventu vardu. Šventas vardas atneša aukščiausią malonę. Jokie atgailavimai, jokie neprilyksta šventam vardui. Nėra nieko tokio pat galingo, negu šventas vardas. Šventųjų vardų gydojimas tai yra aukščiausias palanki veikla ir aukščiausias prieglobstis. Net vedų žodžiai nesugeba aprašyti visą aukštybę šventojo viešpaties vardo kartojimo. Švento vardo kartojimas tai yra geriausias kelias į išsivadavimą, taiką ir amžiną gyvenimą. Tai yra tobulas apsireiškimas mūsų atsidavimo, džiaugsmas širdies ir traukos prie viešpaties. Tai yra geriausias metodas atsiminti viešpatį visada, pastoviai. Ir šventas ir Hare Krishna Mahamantra apsireiškė tam, kad reiškia duoti malonę visoms gyvosiams būtybėms, kaip jų valdovas ir guru, kaip aukščiausias objektas pagerbimo. Tai iš Adipuranos yra. Taigi čia verčiau iš jūsų kalbos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mahamantra ki jai, Šeši Gaura Nitai ki jai, Šila Prabhupada ki jai, visa šlovė susirinkusiems atsidavusiems Hare Krishna. Čia mes sustotumėm, kadangi jau laikas. Tai na, ačiū už dėmesį labai.